Kągi, nauja diena. Visos parduotuvės uždarytos. Truputį šlapia, drėgna, lynoja lietus. Šiandien aš pirmas atsikėliau. Ir kažkaip miegas jau neėmė. Įsijungiau Facebooką, žiūriu, kažkas įmetė bėgimo, kažkokį ten story ir mane susimotyvavo. Įmečiau kėdus, reikia ir man prasibėgti. Visai kitaip diena atrodys. Va, kokia gamta. Kažkoks įdomesnis spotas. Bet čia per tas salas aš nepabėgsiu. Jūra. 1,5 kilo. Nuvariau. Jeigu grįžčiau ir tai jau gera mankšta. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Nu faina, čia tikrai su šeimyna. Arba kažkur panašiai. Ateisim per olas pasivaikščioti. Jos labai aštriai stengiuosi susigraidžiu. Gražu, gražu. Ten mūsų viešbutis. Kažkur. Good. Varom toliau. Matosi kalnai toliau. Visau truputį į kalną užvariau. Žiauriai man patinka toks trailas. Čia daug akmenų, aišku. Bet pastovi keičiasi vaizdas. Įdomu bėgti. Svarbiausia nepasiklysti. Eina savo, ką aš čia pribėgau vidur miško. O, dar kolega vienas iš paskos. Geras. Vienu žodžiu, jeigu nieks čia negyvena, galvoju, reikia kolonizuoti. Su šeima pažadinsiu Jovitą. Sakysiu, kraustomės, chebrytė. Oh my god. Geras, geras. Kažkas vaikšto. O, čia griovys vandens buvo kažkada. Kad nieks neužeitų šitą pilį, žiūrėk, tvartai. Ardyti, aišku, atnaujinti. Oh my god. Čia kažkoks muziejus. Bet panašu, kad nieks negyvena. Katinas yra. Matosi katinas. Miau. Gerai gyventi, negalėsim čia. Kraustytis yra katinas. Olia. Einam, pažiūrėsim dar. Ten vandenynas ar kas ten. Jūra čia gyvena, ne vandenynas. Jo, kaip gražu. Einu savo, čia galima atsigert bus atei. 2,5 kilo nuo viešbučio. Nu va, puikus trailas su vaikais. Aišku, gal ir dar geresnį galima rasti. Man tai žiauriai faina. Žiūrėkit, čia kaip įlanka tokia gaunasi. Nu, super, liko grįžti, žadint šeimą, papasakot nuotykius. Gaila, kad užimta pilis yra, gyvena katinas, gal ir batuotas, gal ir ne, nemačiau kojų. Tai kažką kitą reikės galvoti. Iki greito. Grįžau, gavosi 4,600 kg. Labai nemalonu buvo čia ateiti, nes valytos tvarko aš visas kaip ciusikas. Paskui mane dar kartą reikia viską iš naujo daryti. Palauk, koks mūsų aukštas. Šitas užsidaro. Nu varom, pažiūrėsim, ką chebrytė veikia. Neturiu pulto, tai jau skambinsiu konkrečiai. Rakto neturiu. Žiauriai patiko prasibėgti. Šiaip nesunkiai visai, nes nauja vietovė, viskas easy. Porą dienų nebėgau, čia ir daugiau. Labai gerai, geras jausmas. Rekomenduoju. Labas. Ką jūs čia mėgat, aš nesuprantu. Aš buvau pilį radęs. Kokia? Kur katinas gabatuotas gyvena. Mane prižadė. Einam jau keltis, vaikai. Kur? Aš bėgau per mišką toli ir radau pilį. Parodysiu video po to. Tėti. Keliamės? Tėti. Gal jau keliamės, Rokai? Tėti, taip aš keliamės. Ten už miško. Už miško to. Parodysiu tau video, gerai? Keliamės.
Labas, mano vardas yra Rokas. Papusryčiavom jau desertus kemšam. Rokas arbūzų krūvą. Tai ką veiksim šiandien, chebrytė? Valgysim blynus su šokoladu. Šiandien labai apsiniaukė ir lietus lyja iki sklopo ir sportuot. Ir Tai va, pavalgiam. Papusryčiavom, taip, Rokai? taip, Skaniai valgiai. tai Ką valgei? Kaip ir kiekvieną rytą. Aš valgiau daug arbūzų. Šitą mes turim dar vieną rekomendaciją. Balandį, tie, kas mėgsta saulę, ten šilumą, balandį dar per anksti moliorką varyti. Nu bent jau šį sezoną. Bet jau ten balandis. Tiksliai. Ant pastas balandis. Tai žiūrėkit, balandis tūpo. Mato? Tai va. Bet aš turiu gerą naujieną. Žinot kokią? Kokia? Kad jau gegužė. Tai tuoj, rytoj. Tai rytoj. Bet Tai gal jau nuo rytojus tikimės, kad atšils, nes Jo. trečia diena vis dar lyja. Bet kas dabar žiūri, tai pas jūs gegužės jau pirma, nes jie rytoj. Nu, vienu šokiu. Tai. Nu jo. Tai mane Ką? pasveikinkite. Tu padarai rekordą? Na, O ką? Sveikinu. mano vardadienis. Ai, Vardadienis ai, šiandien. nusipėkit, galvoju. Jo, šiandien. Ar šiandien balandžio 30? Ai, tai su vardadieniu. Vardadieniu. Kas yra? Vardo diena. Mės vardo diena. Tavo Rokutį vasarą bus kažkas. Valgysim kažkokius ledus ar kažką, tai reikės švęsti. Šventę. Tai va, pas mus taip šventės vyksta patėti. O reikės dovanas duoti. Nu, jeigu turi Jo, ir kažkokį. gimtadienį. Taip, šiandien mano gimtadienis. Jo, Rokas būna sugalvoja, kad jo gimtadienis. Tai va, aš tai turiu šiandien dvi opcijas, ką veikti. Pasiūlymus turiu du. Taip. Vienas yra mano pasiūlymas varyti vis dėlto Tu mane apsijaudinai. pasivažinėti ten per tos partynus, gal serpantinus, ten tos šiauriausią, ten ryčiausią tašką. Ten. Mhm. Mane apsipjaudinai. Svarbiausia, kad nelytų. Apsiniok, tai nieko. Jo. Pražau. Žinai, galim išnaudoti šitą orą kelionėm, nes, pavyzdžiui, jeigu saulė švies, tai norėsi tau gulėti. Man knygą skaityti. Taip. Tai visai gerai, ne? Jo. Svarbiausia, kad nelytų. Jo. O jeigu lis, tai galim nusipirkt skėtį. Kaip mes jį parsivešim? Žodžiu, mes viską perkam, ko negalėsim susitalpinti į rankinį bagažėlį. Bet aš iš tikrųjų didžiuojas šeima, nes mes su 4 kuprinėm išvarėm. Eisim 10 skalbtis. Jau. Tai esu 40 kuprinių Tai va, išvarę. čia vienas pasiūlymas, o Su kitas 40 kuprinių išvarę. 40. O kitas pasiūlymas yra eiti iki receptioną ir pasižiūrėti, kas čia vyks šiandien viešbutį. Manau, čia mes viską Ir- spėsim Ir... per šiandieną. Ai, nu Tai rimtai. viskas, spėsim, mes visą dieną turim. Tai pirmas dalykas, nueisim paieškoti sporto salės. Šiek tiek, bent jau aš tu, aišku, Gerai, bėgau. einam, pažiūrėsim. Pasportuoti. Tada susiruošim, galėsim pasivažinėti po serpantinus, pasižiūrėti gal kažkokias lankytinas vietas, jeigu nelis. Ir tada jau, kai grįšim, tai vakarinė dalis. Koncertas, nežinau, šokių vakarėlis. Žiūrėkit. Dabar darysim išsiskalbti drabužėlių. Gal vakarė, tai dar šitus šiandienos išskalbs. Darysim. Galim ir vakarę. Tai ką, kažkur einam. Tai nusprendėm pradžioje apsivaikščioti viešbutuką, pasižiūrėti, kas čia gero. Čia dar nedirbo, ne? Jo. Bet jau tai. Kokie sporto žymas. Ai, žiūrėk, čia zona vaikams. Jo. Džymas toks, tai 3 treniruokliai. Ne, ne. Ai, va. Va, čia ir kais. Štai, kad čia. Nu jo, čia labai suspausti. Na, tai takelis tai nereikalingas, čia aš geriau lauke bėgęs. Noras tobulas bėgimai. Čia nežinau, kam šis reikalingas. Reikia, jeigu nori vaikščioti, tai reikia lauke vaikščioti. Va, ten matosi yra vaikų playgroundas. Dienos centras koks čia.
Kokių atrakcijų čia matyti prigalvoja. Dabar uždaryta bus. Jo. Nesimato čia. Ten yra vaikam. Pagaminta. Va. Hippie Club. Closed. Uždaryta. Ant kelių, ne 10:30. Ant 10:30. Taip. Soft. Pala, kas čia šiandien? Va. Šiandien yra antradienis. 10, 15, 12 kempinkiams, 14 filmas ir vakare mini disko. Reptil show. Na 10 kambarys su minkštom sienom vaikam. Soft play. Tipo, kad ne. Nu, supratau, psichuškė, tipo. Labai matas. Apsižiūrėjom. Tai, Baby Lounge. Dar čia kūdikių šis. Apsižiūrėjom. Geriausias tai šitas namas, man patinka. Žolė šlapia. Čia. Kas čia per sraigį? Čia. Iš jūros kiautas kažkoks. Kiautas kažkoks. Mūsų kažkur va ten iš tikrųjų yra aukštas. Mesgi matom čia šitą. Jo. Nu ką, viską apsižiūrėjom, jie tai ką, aš nežinau, tu nori sportuoti, ar aš tai galvoju, noriu geriau važiuoti kažkur, o tu nori sportuoti. Man reikia truputį prasijudėti. Kiek dabar valandų? 9 kem. Ai, nu tai gerai, tai va, vaikus nuvesiu šitą kambarį 10-15. Tu varyk sportuoti, o aš paskaitysiu knygą. Ką manai? Nu, dar. Okay. That's good. Plan. That's plan. Grįžę dar baseiną galės. O, tai. Nu, tu žvėris, Evit. Matau. Nesityčiak, pasbėgyti. Atsiėmus savo žodžius, Evita ką tik nuvarė 400 metrų. Man tokia. 3 minutės kem 4 šitą laiką. Kokius žodžius tu atsiėmai? Nu, kad takelį čia tik tai reikia lauke, žinai. Čia tavo laikas? 3 kem 4? Tai neblogai. Pala, distance 400 metrų. Greitis. Šaunuolė, čia labai gera. Apšilimų čia žiauriai gerai. Tai man apšilimą reikia, kad aš galėčiau vėliau pasidaryti prasitampimus. Nugarai. Ką tampysi? Nugarą. Ką dar tampyti? Gerai. Vaikai ten kažkur ant fotelio laukia, kada atsidarys playgroundas. Aš nu kavos dar atsigersiu ir paskaitysiu knygą. Ką? Kiek padėti? Suprasčiau, nemėgoti. Ne, tai mažiukai. Tiesiog noriu kažką. Aba. Kompiuterinė atidaryta. Kaip Rokai rekordą pavarėjau? Ne, aš ką tik nesenai pradėjau. O tu mie? Ką žiūri? O, tėti viskas. Oh no. Labai įdomią knygą turiu. Aš dabar mokausi, kad visada gaučiau. Paskolino. Gražina, ačiū. Liuks. Jau greit pabaigsiu. O, dar 100 metrų. Greitis 7. You go, girl. Selfie darausi prie super star runner. Go, go. Go. Paleisite, nelaikyk. Rankos irgi dirba. Visas kūnas dirba. Nu. Oho, nepersitėm. Čia nekės. Tėti, aš taisykiu daryti. Geras. Su šitais va ten dėtam tu ir kelt. Ant kitų. Čia va jie dedas. Pabandyk tu. Ne. Tėti, čia šešia. Tėti, ne. 3,
4. Sportininkas. 5. 6. Jo. Nu, užteks. Wow, finally. Pagaliau. Atsidarė. Pagaliau, aš tai nenoriu. Čia mauna. Reik pasirašyti. Mėja Rokai, iki. Mėja Rokai. Iki rytojus dirbo, jo? Ką? Iki rytojus dirbo? Kaip sekasi? Gerai. Gerai. Ką čia veikia? Manau, kad tu matai, ką mes. Va čia iš tikrųjų ant palangės ten. Jūs ten pagamino? Taip. Galiu pafilmuoti ten? Aš 4. 4? Taip, o mėja 5. Tai gal vaiktuvės bus jūsų? Savami pažiūrėsiu. Wow. Puikiai. Neskambrys čia, ratu turbūt sukasi. O tai jūs buvot prie vieno stalo, dabar prie kito ir po to eisit prie trečio, jo? Žiauriai įdomu. Užsidėjau kepurę, kad prišaukti saulę. Einam į mašiną ir mašinai pažiūrėsim, neapsus ir nuspręsim, kur varysim. Mūsų laukia nuotykiai. Jūs galvojate, kur važiuojam? Ne, gal turi idėją kokią? Yes. Žiūrim va, ką turim. Mano idėja yra tokia, aš dabar pažiūrėjau žemėlapis, va, kur mes esame, ne? Kitą galą? Ne, varyti tą Alkūdiją, kur valandą 30 kelio. Ir grįžtant bus geras oras, čia palei jūrą galima sustoti kažkur. Čia yra senamiestis labai gražus. Hipopoporo parkas. O, tai? Tinka? Tinka. Gerai, tai varom į kelionę. Į Cap de Formentor. Mes čia kitą salos galą praktiškai. Čia, man atrodo, yra kokia čia šiauriausia salos vieta. Ten bus švyturys ir vienu žodžiu, jinai, man atrodo, tarp polų yra, ten toks gali būti labai įdomus kelias. Kitą salos kampą. Va taip. Ką ten baigsim? Pažiūrėsim. Va, kaip mes fainai važiuojam. Truputį stabdo eismą. Esu girdėjęs, kad Maljorka yra dviratininkų rojus. Ir čia žiauriai daug dviratininkų ir iš tikrųjų čia atvažiavęs važinėdamas suprantu kodėl, nes dabar nesimato, bet vėliau parodysim, reiškia, palei visas kelius pagrindinius, šalia yra dar kiti keliai prižiūrimi, geri, asfaltuoti, kuriais tie dviratininkai važinėja. Žiūrėk, čia paskui. Tai va, tai su dviračiu tos long raidus, kas varinėja, tai čia wow, planuokitės. Šiaip labai man gražiai jie čia gyvena. Ne, čia apelsinai. Ne apelsinai. Augina citrinas, apelsinus, labai norėčiau pas save kieme paauginti. Ir tokie jaukus namukai, tokie vat rudų plytų, gražus. Gražus. Fain. Labai augalyje gražiai. Nu va, ir vyrai, ir moterys varo. Ir nekukliai varo, va čia, ta prasme, kartais tenka važiuoti su mašina dviračių tempu. Bet šiaip žiauriai džiaugiuosi, kad žmonės sportiški, dviračius važinėja bele kiek į visas pusės
reisuoja. Reikia visą laiką atsargiai važiuoti, galvoti apie save ir dar apie dviračius. Matot ten. Tai va. Va, važiuojam. Gražūs vaizdai, debesys. Užstoja kalnas, bet gražiai. Kalnų ožiai. Matosi rudi? Gražuoliai. Nu va, kol Gytis ieško, kur pastatyti mašiną, mes kopiam. Vaikam labai patinka kopinėti. Užlipsim ten į viršų, lauksim Gyčio. Vėjukas truputį pučia šalta, bet vaizdai kokie. Atvykom prie Švyturio, šiauriausias Maljorkos taškas, šeimyna, kalnai, serpantinai, kaip Jovita sako, šikną traukia, kai važiuoji. Vaikam labai patiko kalnų ožiai ir laipioti uolom, taip mė? Einam pasidarysim nuotrauką. Tai va čia ir pasidarom. O gal net iš čia kažkur? Taip, taip. Mama, Tie vaizdeliai tai superiniai čia. O kur čia leisti? Tuo ten, vat gerai, eini, tą kryptim kažkur. Jo. Keliu galim net leistis. Mašinų kamštis. La, gal aš parodysiu, kol čia matosi, kiek mašinų laukia. Eilėj, kol čia šitiek vis, jo, va, matos. Čia vingiuota, zigzagas. Ten visur eilė kamštis. Ir aš neatsimenu, mes kai buvom paskutinį kartą 2016 metais, tarp 2,5 metų, tai man atrodo, mes šitam spote buvom, tai man atrodo, čia aš iš vis neatsimenu dviračių, kad būtų. Ar jų gal buvo, bet nedaug, bet vienu žodžiu, aš apakęs kiek čia tų dviračių. Ir man toks baltas pavydas iš tikrųjų, nes man kai reikia stovėti šitam kamštį mašinų, o jie tiesiog šonų pravažiuoja, tai galvoju geriau užminčiau šitą kalną, negu kad čia stovėčiau, laukčiau. O tokios mintis, įsivaizduoti. Gerai, sustosim dar kažkur. Ką, truputį tau gal padėti truputį, ką? Nesigauna, žinok, tikrai labai nepamatai. Arba per veidą tiesiog ištrupės viskas. Pusiaukeliai tarp serpantinų šitų, privažiavom paplūdimį. Nusileidom, toliau vėl kilsim, man atrodo. Wow, koks tas vanduo gražus man. Keltas kažkas yra. Antytė, Rokai, antytė plaukia. Antytė, va. Išlipo, žiūrėk. Va, antytė. Eik sau. Jo. Kaip vanduo. Geras vanduo, aš tai net išsimaudyčiau, žinok, šiltas, atrodo. Tikrai išsimaudyčiau. Žinai, kaip ją paimt, Rokai? Už sparnų reikia imti iš karto, abu sparnus, kad ne iš galo, jo. Su abiem rankom.
Beveik greitai turi. Ir viskas. Čiupti ir viskas. Nepavyko. Paišdikavo, tai ne, Santim? Aha, apžiūrėjau. Aha. Čia pažiūrėk. Atėjau į mišką, į ožkų medžioklę. Čia gali būti kažkuri mama ir gint savo vaiką. Ką? Gerai. Jeigu puls. Nepuls. Čia tik mama gali saugoti savo vaikelį. Tai atsargiai. Va, ožkos 3. Rokas, Mėja ir mama. Valgo, matai visokius medžius, lapus. Atsargiai. Žinai, mama gali ginti savo mažiuką. Mama gali ginti savo mažiuką. Jei pažiūrėk, kaip taigi šalia. Rokutė atsargiai. Mama gali ginti. Tai ir 4 vantėtis. Kur? Giliai, va, vienas. Žiūrėk, aš jeigu būčiau ožka, aš ginčiau nuo svetimų žinoklių. Naudos iš jų ratelį šitą. Nenusilaužti. Bandau nulaužti. Nenusilaužykim šitą. Aš noriu. Pabandyk. Pabandyk. Bet gali neimti. Jie va šitus va. Nežinau, ką čia valgo. Bet šitą valgo. Gerai, chebrytė. Einam. Na ką, dabar mes važiuojam į kitą tašką, tai yra Alkūnija, į mažą miestelį, kuris garsėja kuom? Švara savo. Jo, šiaip turistų traukos centras. Maurų siena kažkokia. Pažiūrėsim, šiaip iš esmės miestelis labai populiarus, tai mes einam ir einam, pasižiūrėti, kasgi ten tokio ypatingo. Ir skaitėm, kad tiek sekmadienį, tiek antradienį ten vyksta turgus. Tai va, šiandien yra antradienis, mums pasisekė, mes to neplanavom, tai pažiūrėsim, kas per turgus. Šitą, žinai ką, ir dar geriausias dalykas yra tas, kad aš jau beveik prikviečiu saulę, nes matot, atsukau kepurės snapą į priekį. Saulė pradėjo šį. Rytoj gal. Leidžiamės nuo kalno ir matom toli gražų miestelį, daug labai baltų pastatų, tik šviesus. Ten ir yra Alkūnija. Alkūnija 11 km palei jūrą. 11 km tęsiasi Alkūnija palei jūrą. Va taip. Tai kur čia ir bus? Atvarėme į Alkūniją. Miestelis supa va tokia va siena. Nu, ne miestelis, senamiestis. Buvusi senovės miestą. Einam per gatvę atsargiai. Ai, va ten. Ten perėja yra. Per perėją. Tai vat... Šalkė visi čia labai ten. Einam į čia va, į šitas turgus, kur dabar mieste vyksta ir pažiūrėsim kažką užkast gal. O, kokia bažnyčia, kokia gatvelė. Čia palei sieną einam, čia mums po kairę sieną. Rokai, einam toliau. Labai gražiai prie bažnyčios palmė atrodo. Miesto karalienė, karalius ir princesė ir princas. Jie žaidė visą kelią dabar karalių ir karalienę. Rokas su Mėja, tai va, atvyko į savo karalystę. Pagaliau. Mūsų karalystė yra viešbutis. Ai, viešbutis. Tai va tokios gatvelės čia. Čia mūsų gydė.
pasakoja apie šitą langą. Se limpian, se clasifican, se datan y se exponen en este museo. Aquí es donde se han expuesto todos los mosaicos, la cerámica. Čia turgus, čia neturgus. Čia tiesiog gatvelė, kaip mūsų pilies gatvė. Tai visas tipo šitas senamiestis atseit būna turgus. Tai čia visur tokios turbūt parduotuvėlės, aš taip suprantu. Gerai, pabandom čia į kalną dar pakilti. Einam turgus. Žiūrėk, kokia gatvelė gražinai užsisuka kaip. O kas čia? Kas čia? Čia kažkas gyvena gal. Nu, buvo tokia miesta, vaikai. Kaip pirmą kartą. Ne, šiuo antrą. Šiuo buvom. Einam į centrinę aikštę, pažiūrėsim. Čia va. Gerai, tą oranžinį mes jau nugalėjom tą oranžinį. Nes jūs pamatėt pirmi. Saulės kremas. Ne, tai čia žmonės. Davai, einama. Tai einam. O, pažiūrėk. Einam, Patrys. Man reikia pasifotkinti. Va. Mie. Labai graži. O ką tu čia, Rokai? Turėsiu laikrodį. Aš tavęs klausiu, kiek valandų paskui. Irgi einu. Tai tu eik tada, aš taip pat. Atgabeno Jovitai paėlę. Įdės. Kaip atrodo? Nu, skaniai atrodo, labai. Dar deda. Ne viską, nežinau, ar aš čia viską Viena valgiau. paėlė ant 2, 17 eurų. Pirmą kartą Gytis valgė būtent Maljorkoj paėlę. Aišku, ne šitoj vietoj. Martynas parodė. Taip, tai kitai buvo patiekta, buvo iš karto keptuviai. O čia sudeda į lėkštes. Tai ragausim. Visokių jūros dalykų, taip idėja. Tikiuosi, Jovita nieko nemėgsta. Aš mėgstu, krevetės mėgstu labai. Moliuskų nemėgstu. Nu labai skanu buvo, paėlė super. Vienintelis dalykas. Valgė krabą. Tai čia liko ten viduj pavalgė. Vienintelis dalykas, kur apsirikom, tai 18 eurų ne paėlė kainuoja 2 asmenim, o 18 eurų kainuoja paėlėje vienam, 2 paėlė vienam asmeniui. Tai... Tu nevalgysi. Kama buvo verta tikrai paragauti. Gerai. Rokas sumėja valgė margaritą. Labai skaniai. Dėl turgaus tai truputį apsirikom. Turgus dirba teisingai antradienį ir sekmadienį, tik tai, kad iki 1:30. Bet mes dar būsim ir sekmadienį, ir antradienį, tai jeigu sugalvosim dar į šitą pusę važiuoti, tai būtinai. Bet mes šiaip užsibuvom vienoj kaviniai per ilgai, nes mus pamiršom mum atnešti patiekalą, kurį mes pafilmavom. Paėlėje. Ir mes gavome nemokamai visas margaritas ir sulčių ananas. Tai kam pasisekė, ne? Jo. Mes laukiam, o vaikai kaliavai gavo dar pavalgyti. Labai. Tai va, planas yra dabar nueiti dar pažiūrėti pagrindinius vartus, man atrodo, čia bus, ar pagrindinė aikštė, ar kažkas. Va čia einam, šito keliuku, va. Ir tada jau judėsim atgal, mano link viešbučių. Žiūrėkit, tu prieki. Aha. Ir? Ir man nuotrauką padarysi. Gerai. Pažiūrėkit, kokia graži gatvelė su gėlėm. Užsisuka. Fotosesijos vyksta. Rokai! Nepasiklysk! Nuarkit atgal. Rokas dabar yra Hot Wheels mašina. Kas tu, Rokai, esi? Kas tu esi? Aš mašina. Kokia? Hot Wheels. Kokios spalvos? Lenktyninė? Taip. Ir Ai, mėlyna, juoda ir žalia, jo? Ir raudona, bet spalvota. Gerai.
Nu, supratau. Mėlyna, juoda, žalia ir... Nu, jo, Raudona. Gerai. O į kokią pusę? Ten esi. Nu, tiesiai. Tai va, jeigu gerai suprantu, tai čia pagrindiniai miesto vartai. Jo. Akulija. Maljorka, Spain, Akulija. Tas senamiestis yra žiauriai gražus. Ta tvora. O aplinkui va jau kitoks miestas, reiškia, kai išeini, tai viskas kitaip. Basanavičiaus gatvė. Tiek žinių. Žinios. LRT žinios. Šiandien bus šilta, bet... Laksto mašina. O, kokia balokų rokas. Nuvarė pro vartus, vėl mūsų neras. Ne, mes ne pro čia, bet per čia grįžti. Vidinė kavinukė. Fontanas, vidinis kiemas. Ateik ir tu. Nu, kaip dienelė, hebrytė. Ant pirštų galiuko atsargiai pastėti. Teik čia. Pažiūrėk jos kojinės, irgi plauti reikia normaliai. Nepraskalaus. Jeigu Mija čia varom pirštų galiukų, nes čia rokas prilaistas jaučiu. Nu, grįžom į viešbutį. Grįžom į viešbutį ir dieną praleidom tikrai turningai. Važiavom į... Važiavom, nu tai matėt viską. Ir aš Važiavom labai į noriu... šiauriausią tašką. Aš labai noriu susipažinti su viena mergaitė, bet aš labai bijau. 2 taškus į šiaurinį tašką per serpantinus Ir į kur miestelį. prie Joras Rokas gaudė antį ir Mėja banga nublaškė. Majoras gaudė antį. Nu, Majoras Rokas. Tu pats O Mėja nublaškė banga, mes nenufilmavom, nesigaudė. Tėti, tu pats Jinai pozavo prie majoras. jūros. Taip, aš irgi. Jinai pozavo prie jūros ir gavos taip, kad nežiūrėjo į žemę ir banga tik taip. Aš bėgau nuo jas, bet vis tiek mane pagavo. Kojos šlapios, viskas šlapia. Va taip pas mus gyvenimas vyksta vieni per kitus. Taip. Kalbam. Ir tada... Ką šiandien dar veiksim? Eisim į diskoteką. Diskoteką. Ir aš ten susipažinsiu su mergaitė, aš jau pažadėjau savo. Mėja šaunuolė labai drąsi, eina bendrauja su žmonėm, praktikuoja anglų kalbą. Aš labai drąsus. Tu irgi drąsus, tai. Taip, nes aš per langą bandžiau sakyti ole, bet niekas man ne. Sakė, su dviračiu tau mojavo. Ir aš dar... Po ką čia turi Rokai? Parodyk čia. Ko iš? Laikrodis. Ar ne? Oi, koks tai jisai čia. Opa. Oi. Kas čia yra iš vis? Papasako, kad Laikrodis. O kur čia laiko rodo? nu, parodyk į kamerą. Aš šiandien nusipirkau... Wow. Aš šiandien nusipirkau tokį laikrodį. Kiek kainavo? 3 eurus. Ir dar nusipirkau ir dar 3 kolekcijoj. Hot Wheels, ja? Taip, ir dar aš parodysiu. 3 už 2 kainą. Jo. Taip? Taip. Einu parodyt. Nes. Ir aš buvau paprašysi vieną vyro, kad padarytų nuotrauką. Taip, visai šeimai. Jūs ją pamatysite ant viršelio. A, jūs jau ją pamatėte. Tai va. Tai va,
Gerai. Bye. Bye. Sveikatą. Ei, čia mano gerai. Ai, jo, Va, čia šitas dar akiniai, trintukas ir pieštukai. Na, taip. Bet rokai, kam tau trintukas, jeigu yra trintukas ant tų pieštukų? Gal geriau. Nu, kas čia? Baby, we built this house on memories. Take my picture now. Tai vaikų padavė. Mėja susidraugavo su mergaitė, kuri nešneka angliškai, prancūziškai. Jos naudoja Google Translate. Taip ir galvojau, kad bus vėžlys, žinojau. Criatura que veis aquí es una tortuga griega. La tortuga come el niño. Se les da igual, ya está. Ya un dedo más, un dedo menos, ya sobra, ¿no? There we go. Go and sit down. Okay, go and sit down donde vamos a ir. Okay. Ready? ¡Ay! ¡Ay! Rogas de agora. As I see, we have a few brave children. Tenemos niños valientes, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Qué es? ¿Qué es? A chameleon. No, no es un camaleón. Es no snake, no serpiente. Gecko. Liguana. Les habló. Alright? Okay, so touch it and go sit down, because I know many people don't have a chance, okay? So go and sit down, go and sit down. Oh, super nice. Los chicos por aquí. Awesome. Muy bien. Bueno, pues, vamos a ir así, ¿eh? Y aquí, our friend as well is a little like